Na ką, sveiki. Esame Rimi parduotuviai Vilniuje, Ukmergės gatvėje. Štai viena iš didesnių šalia iki. Topo centras Senukai. Tai kontekste konkurencijos Maksimos ir Lidlo, kur Maksima yra paskelbusi velykinių kainų garantiją. Bandom pažiūrėti, o ką daro kiti prekybininkai. Tai pradėkim galbūt tada nuo bulvių. Tai jeigu Maksimui bulvės jau yra 26 euro centai su programėlė 12 euro centų, tai čia yra užšalusi karalystė. Čia bulvės yra tokios 79, 76, 99, nu va, pigiausia 63. Yra ir aišku brangesnių, bet užtat sveikesnių, euras 49. Nu, dar yra delikatesinių, va, 2, 3, 5 ir panašiai. Nu, panašu, kad čia su bulvėm nieks nenori konkuruoti. Einam žiūrėti toliau. Taip, čia turėtų būti konservacijoje. Konservacijoje mes turėtume surasti žirnelius. Turėtume surasti žirnelius, bet kažkaip jie be banduel. Nu va, čia tokie patys kaip Lidle, nerinktiniai. Čia jų kaina yra 2,29 €. Tuo tarpu ten, kur vyksta konkurencija, tokie žirneliai kainuoja, tuoj pažiūrėsim. Taip, jeigu aš neklystu, euras 11,91 € su programėlė. Tai du kartai brangiau. Čia panašu irgi konkuruoti niekas nenori. Taip, einam ieškoti toliau. Mus domintų miltai cukrus. Miltai cukrus. Taip. Na va, Panevėžio cukrus, euras 15. Ten, kur mes lankėmės, tai yra Maksimoje 79, su programėlė 74. Taip, miltai, Malsena. Nu va, tokius kaip matėm, už gerą kainą kasdien, o ten turbūt per šventės. Taip, reiškia kvietiniai miltai kainuoja eurą 19, su programėlė euras 14 Maksimoje. Čia euras 99. Mėgam. Einam žiūrėti toliau. Čia turėtume paieškoti nugarinės. Nugarinės. Mentė. Nugarinė. Be kaulo. 6,49. Taip atrodo. Ką mes matėm Maksimoje. Tai nugarinė 3,99 su programėlė 3,94. Nu, jo, taip biški kandžiasi. Taip, einam toliau žiūrėti. Kiaušiniai majonezai. Kągi, esam dabar prie kiaušinių. Nu, iš to, ką aš matau, tai va šitie yra euras 59 patys pigiausi. Čia yra akcija. Buvo euras 89. Tai pažiūrėsim, ar balti. Jo, balti. Dar yra kaimiški. Euras... Ne, atsiprašau, ne kaimiški. Čia tiesiog kiaušiniai, jie protingi, smart. Pažiūrėkim. Nu, netokie ir protingi, kaip ir visur. Taip. Kas nors dar pigesnio.
Nu ne, euras 59. Taip, ką mes matėm Maksimoj? Mes matėm euras 11 akciją ir euras su programėlė. Nu, irgi miegam. Taip, lietuviškas majonezas be konservantų. Toksai pat, kaip matėm Maksimoj ir Lidle. Čia kainuoja 3,35. Ten kainuoja euras 62 ir su programėlė euras 42. Klausykit, kainos dvigubai skiriasi. Taip, kas dar? Sviestas. Nu va, toksai kaip Maksimai, 2,69. Rokiškio 82 procentai, 200 gramų, 2,69. Maksimoj mes turime euras 39, su programėlė euras 34. Gal kelios pigesnė surasim. Čia kilogramas gaunasi 13,45. Va, Rokiškio naminis akcija, euras 69, kainavo 2,49, bet vis tiek kilogramo kaina 9,39. Ten gaunasi 6,70 €. Net pigiau už Rimi Smart sviestą, protingai sviestą. Čia jis kainuoja euras 33, kilogramas 7,39. Tai va, čia irgi nenustebino. Ir kas mus dar laukia? Tai pasižiūrėsim. Kava. Kava. O, papa, draugeliai, 9,79. Prodomo, 500 gramų, ne kilogramas, 9,79. Reiškia, taip, Maksimui ir Lidle 4,87, su programėlė Maksimui 4,66, Lidle 4,67. Čia, o taip va, 9,79. Tai ką, bulvės matėm, brangų, nugarinę matėm brangų, sviestas brangus, kiaušiniai brangus, majonezas brangus, žirneliai brangus, miltai brangus, cukrus brangus. Nuo kava iš vis nustebino. O taip va. Tai ką, gerbiami Rimi vadovai ir vadybininkai, gal pradėkite dirbti Velykoms ant nosies. Nu, jūs čia taip muziejum ir liksite. Žmonių nėra. Nejaugi jūs galvojate, kad žmonės eis ir apsigaudinės ir permokės. Tai ką, tiek, ate.